sutikau įsitraukti į Vilniaus kolegijos kūrimą, į jos steigiamąją tarybą ir galiausiai netgi tapau jos pirmininke, tik todėl, kad turėjau ypatingų sentimentų, nes tai yra mano alma mater, tai yra vieta, kur aš patyriau mokytojų pasitikėjimą, atradau, kas yra atsakomybė, kai man buvo 15, 17, 18 metų ir patyriau žmogiškai orumą, tai, kas sovietiniai sistemoje nebuvo savaime suprantami dalykai. Tai manau, kad atgal žvelgdama suprantu, kad tiek, kiek aš gyvenime pasiekiau, tai buvo didelė dalimi dėka to stuburo, kuris ir atsirado santykėje su dėstytoju, kuris nėra tavo prižiūrėtojas, bet yra tavo bičiulis, tavo ugdytojas, žmogus, kuris tavyje mato žmogų. Ir man tai buvo nepakartojama patirtis. Žmonės, kurie išeina iš kolegijos, kaip žino, visi darbdavėjai yra puikiausiai parengti savarankiškai dirbti, prisimti atsakomybę, būti konkretus, pragmatiški. Tai yra labai geras derinys aukšto išsilavinimo ir to profesinio tokio konkretumo. Paveikslas, kiek yra įvairovės ir kiek jaunimas gali pasirinkti įvairių profesijų, kokie nuostabūs žmonės dirba, tai man kaskart buvo atradimas. Linkiu kolegijai likti tą vietą, kur jaunas žmogus sutinka suaugusiai dėstytoją kaip vyresnį draugą, kaip žmogų, kuris juo moka pasitikėti, moka ugdyti atsakomybę, kur tarp žmonių yra tas natūralus žmogiškas orumas pripažįstamas ir į jauną žmogų žiūrima į tą, kuris yra talentas, kuris išsiskleis, nustebins ir save patį, ir bendruomenę. Tai tikrai kiekvienas jaunas žmogus yra stebuklėlis ir yra didžiulė laimė tiem, kurie dirba, kurie ugdo tos stebuklėlius, o tiem stebuklėliam reikia palinkėti, kad pasitikėtų savimi, išmoktų mokytis, nes visą gyvenimą reikės mokytis ir pabaigus Vilniaus kolegiją visą gyvenimą reikės mokytis. Ir jeigu mes tai mokėsime, tai būsime laimingi.